Tėti, žiūrėk, radau pabakrą stalo nykštuką, žandai kaip pas mane. Kiekvienas nykštukas turi savo pomėgius ir povasą. Vroclave šitų nykštukų yra virš 400. Jie turi savo darbą, profesijas ir pomėgius. Radau dar 2 nykštukus. Tas nykštukas turi būti pilotas, o šitas nykštukas turi būti prekiauja akcijom. Kaip atsirado šitie nykštukai? Kaip pasipriešinimo simbolis būtent komunistiniam režimui. Pradžioje tokius nykštukus paišydavo ant namų sienų ir komunistinė valdžia juos iš karto uždažydavo, kad jų nesimatytų. Tačiau naktį jie vėl atsirasdavo iš naujo. Šie maži nykštukai Vroclavui uždirbo ne tik milijonus papildomų zlotų, eurų, pinigų į jų biudžetą, tačiau ir milijonus turistų, kurie atvažiuoja būtent tik tai aplankyti šitų nykštukų. Taip gimė jų oranžinė alternatyva. Taikiu būdu kovojo prieš komunistinę valdžią. Ir atvažiavus į miestą, kaip viena iš pramogų yra jų paieška. Vilnius turi savo užupį, konstituciją, o Vroclavas turi savo nykštukus.